Sveiki, gerbėmieji. Aš esu Petras. Sveiki, gerbėmieji. Aš esu Petras Kojis. Atstovauju įmonę UAB Medžio apdaila Geros grindys. Dirbame po gerų grindų prekės ženklų. Trumpai apie mus. Trumpai apie mus. Tai mes esame, sakykime, kad grindų specialistai, ekspertai arba, kaip paprasčiau pasakius, žinovai. Dirbame nuo 1995 metų, esame įsikūrę didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Pagrindinė veiklos sritis yra prekyba. Taip pat su partneriais galim pasiūlyti grindų įrengimą arba grindų atnaujinimą. Tai yra dažnai naudojamos priemonės. Taip pat prekiaujame aksesuarais ir priedais. Ir medžiagomis, kurių reikia atnaujinti grindis, tai pavyzdžiui, lakai ir alyvos. Kuo grindys svarbios yra mūsų gyvenime? Kaip mane paprotino kolega, šmaikščiai išsireiškia, kad tai yra didžiausias baldas mūsų aplinkoje. Jos yra rengiamos dažniausiai, kai jau visi šlapi darbai yra pasibaigę ir galime įvažiuoti su baldais. Pirmasis tai būna grindys. Tinkamai sudėjus grindis, jos bus komforto elementas namuose. Kuo geriau mes investuosime į pagrindą ir tvarkingai viską padarysime, tuo galėsime ilgiau mėgautis jomis. Taip pat grindis, jeigu mes vertinsime kaip, pavyzdžiui, parketlentės, medinės grindis, kas užsienyje kūrė didelę pridėtinę vertę nekilnojamam turtui, taip pat pakelia jo vertę. Tai vėlgi, renkantis grindis galima ir tai taip pat atsižvelgti. Šiuo metu ant bangos, sakykime, yra kokie du grindų tipai. Tai yra medinės grindys arba iš sintetinės dalies vinilinės grindys. Formatai varijuoja dažniausiai lentos, tai yra pamėgtos, 18 pločio, kartais netgi 21, bet tai labai stipriai priklauso nuo to, kokio dydžio yra patalpos. Jeigu mūsų patalpos yra mažesnės, tai kartais yra logiškiau pasirinkti 18 pločio lentą, kuri ten nepaskestų. Ši tendencija būtent lentos atsispindi įvairiuose gaminiuose. Paimkime nuo medinių grindų, tai kas buvo startas šito visko, ir perėjo į laminuotas grindis arba vinilinės grindis, sintetinės grindis. Taip pat kartais tai pastebima yra ir kiliminėse dangose, taip pat ir plytelėse netgi. Mėgina sukurti klientai vientisumą. Populiarėjant yra taip pat eglutė, kokius jau paimkim tai 3 metus. Prieš 4 jinai startavo gan neblogai sintetinėse dangose ir po to pradėjo jos poreikis kilti. Šiuo metu gamintojai dar vis investuoja į tai, deda daugiau įdirbio, kūrė daugiau raštų, kad galėtų pateikti pirkėjui daugiau vaizdo, daugiau dekoro. Taip pat neretas pasirinkimas būna dar, tai paimkime individualiuose projektuose, mozaikos raštą arba išskirtinį raštą, kur jau klientai renkasi pagal individualų poreikį. Ir šiek tiek į buitinį vartojimą, buitinį naudojimą, butus, namus mėgina įvesti taip pat ir industrinio stiliaus, tai pavadinkime, ramesnio, betono imitacijos, kas duoda tokį švarų, šaltą, pavadinkim, ir labai šviesų vaizdą. Spalvos varijuoja šiuo metu itin matinės ir nublukusios, tokios kaip užniauktos rūko. Ir visi gamintojai mėgina tai atkartoti. Ir tai daro paviršių kuo matiškesnį, blankesnį, kad jisai visiškai neužgoštų buityje
kitų elementų. Mažėja klasikinės spalvos naudojimo, tokios kaip medaus, klasikinio ąžuolo. Taip pat paviršiai yra unikalūs, taip pavadinkime. Jeigu mes žiūrėsime į medinės grindis, tai ten šiek tiek yra paprasčiau. Paviršių labiau diktuoja medžio parinkimas. Tai yra, kad jeigu tai yra kažkokia tai šaka, tai jinai šaka jau bus užglaistyta, jinai turės reljefą ir jinai išryškės. Ta patį mėgina perteikti ir sintetinės grindis, tuos visus padaryti pagilinimus ir kuo geriau imituoti patį medį. Kaip ir minėjau, jis ir sinchronizuoja tą patį piešinį, kad būtų tolygus nuėjimas nuo lentutės prie lentutės. Taip pat įvesti yra grioveliai arba nuožulnos, medinėse grindyse jos išryškina kiekvieną lentą atskirai. Aišku, tai atkartoja ir jau sintetinėse dangose. Laminuotose grindyse, pavyzdžiui, jisai yra gilesnis ir medinėse grindyse, o viniluose, taip pavadinkim, sintetinėse dangose, jisai yra toks labiau, pavadinkim, įspaudas, kad negadinti pačio produkto, nenuimti tai, ko nereikia per daug. Grindų sudėtis yra įvairios labai. Labai bijoma dažnai sintetinių grindų dėl to, kad jos gali kenkti sveikatai, kažką tai išskirti ir panašiai. Tai šioje vietoje vėlgi nereikėtų labai nerimauti, nes jos visos atitinka atitinkamai A1 ekologinę klasę. Ir tai tikrai nei kažką tai išskiria į aplinką, nei mes tuo kvėpuojame. Jeigu mes tą produktą, tai vadinkim, į pečių mesim, tada taip, tai yra blogai. Bet jeigu mes jį naudojam namuose pagal paskirtį, jo neperkaitinam, tai jisai puikiai dirba savo darbą, atitinka visus reikalavimus, kuriuos kelia to pati Europos Sąjunga ir neleidžia pridaryti mums to, ko mes nenorim. Medinės pačios grindys iš savęs jau yra natūralios, jos ten kažkokių tai ypatingų medžiagų priemaišų neturi, tai dažniausiai yra keli medžio sluoksniai, kurie suklijuoti yra vandens pagrindo klijais ir užlietas arba lakas arba alyva ant viršaus. Jeigu tai yra lakas, tai jisai tiesiog yra plėvelė ant medienos, kuri taip pat vandens pagrindo. Jeigu tai yra alyva, tai jinai yra vėlgi aliejų natūralių ir vaškų pagrindų pagamintas mišinys. Taip, tai kaip ir minėjau, lanksčios dangos ir vinilinės dangos atitinka A1 ekologinę klasę ir jų bijoti tikrai nereikia. Be to, taip pat gamintojai stengiasi gan daug dėmesio skirti tam ir kai kurie išleidžia specialias serijas, kurias paslepia po eko arba bio dangų prekės ženklų. Tai reiškia, kad tas produktas pats iš savęs yra pagamintas naudojant perdirbamas medžiagas arba yra ekologiškas, taip pavadinkim. Ir jo vėlgi privalumas didžiausias yra tai, kad tausoja gamtą pačią. Jie taip pat gamintojai stengiasi atitikti kuo aukštesnius ekologinius reikalavimus. Stengiasi ir nemažai jų atitinka mėlyno angelo reikalavimus, o bio jau dangos, toks kaip minėjau, tai ir po eko instituto reikalavimus praeina. Tai grindų parinkimas ir įrengimas. Tai iš esmės pati pradžia, nuo ko mums kaip klientui, kaip vartotojui reikėtų pradėti. Tai visų pirma reikėtų pasidaryti namų darbus. Tai yra išsiaiškinti, ant kokių grindų mes norėtume gyventi ir kokį komforto lygį savo namuose susikurti. Rinktis grindis reikėtų maždaug jau porą mėnesių iki jų įrengimo, kad
jie spėtų jums pateikti laiku ir jūs galėtumėte išsirinkti tai, ką jūs norite išsirinkti, o ne tai, kas tuo metu yra. Didelį labai dėmesį reikia taip pat atkreipti į patį pagrindą ir jo paruošimą. Jeigu mes tinkamai paruošiam pagrindą, padarom visus namų darbus, tai galėsim išvengti vieno ir labai dažnai pasitaikančio nemalonaus slenkstelio, taip pavadinkim. Tai, kaip pavyzdžiui, pateiksiu, yra kambarys, mes norim išeiti į senmazgą, bet mums viskas yra išbetonuota vienam lygyje. Jeigu mes šiuo atveju dėsime į senmazgą plytelę, o į kambarį medinės grindis, tai mes gražiai viską susivesim. Bet jeigu mes norėsime šituo atveju padėti į kambarį kokios nors vinilinės grindys, tai toje vietoje iš karto turėsime peraukštėjimą grindų, kas lems tokį negražų kauburėlį, kuris tikrai ne visiems patinka ir mėgina jo maksimaliai išvengti. Teisinga dar būtų, aišku, numatyti ir biudžetą ir pasiskaičiuoti ne tiek, kiek kainuos danga, bet ir pasidomėti to pačiu, kiek jos įrengimas. Ta galite tikrai padaryti su pardavėjais visų dangų, jie tikrai nevinioja į vatą, visą tiesą pasako dažniausiai ir prie grindų dangos jūs tada galite tos pačius kaštus prisidėti ir įsivertinti, kiek jūs norite joms skirti. Arba galite, arba norite. Svarbu, renkantis grindis, labai svarbu jas nusivežti namo ir pasižiūrėti, kaip atrodo. Visada mėginkite paimti kuo didesnį pavyzdį iš pardavėjo ir jį pasilaikyti namuose ir įvertinti skirtingose apšvietimuose. Taip pat ir niūkia diena, kaip būna dažniausiai Lietuvoje, ir taip pat saulėta diena, kad maždaug turėtume bendrą kažkokį tai vaizdą. Taip pat dar yra didelis vienas patarimas ir geras tą daryti, kai jau sienos yra nuglaistytos ir turi kažkokį tai baltą atspalvį. Jeigu mes vežam pavyzdį namo ir padedam prie pilkų sienų, jisai tenais kartais paskęsta. Tai buvo ir mano atveju, kai aš nusivežiau grindis, aš galvojau, kad aš jų nenoriu, nes pas mane buvo visos pilkos sienos, grindis rudas, aš jas žiūriu, jos man tamsios, jos man nepatinka. Na tai nusprendėm, išglaistom sienas, atsiranda balta spalva, padedam grindis, valio, gavom rezultatą tokį, kokio norėjom. Ką ir minėjau apie slenkščius, tai kad jų išvengti, tai geriau pasidaryti namų darbus. Nes jie tikrai nepuošia interjero, jų visi mėgina išvengti ir tik tai žegnojasi nuo to. Grindis, aišku, reikėtų grindyse vertinti pat ir triukšmingumą, pavadinkim. Nuo pasirinktų grindų labai stipriai priklauso mūsų komfortas namuose ir gyvenimas namuose. Tikrai turbūt mes nenorėtume numesti, tarkim, iš rankų puodelį ir kad viskas skambėtų per visus namus. Tai realiai kartais pavyksta to išvengti, tinkamai įrengiant, panaudojant tinkamas medžiagas, toje vietoje nepataupant. Jeigu norit maksimalaus komforto, tai tokios dangos kaip medinės ir priklijuotos prie pagrindo tą įspūdį ir sukuria. Visą triukšmą, kuris kyla namuose, perima grindis ir jos toliau atiduoda į apatinius sluoksnius. Jeigu mes šnekėsim apie jau, tarkim, rakinamas grindis, modulinės, taip vadinkim, kurios susirenka slankiuoju būdu, tai jos šiek tiek bus triukšmingesnės, nes visą laiką kažkiek tai triukšmo atiduosim atgal. Grindų priežiūroje reikėtų atkreipti labiausiai dėmesį, jeigu renkamės medinės grindys. Su sintetiniam yra šiek tiek paprasčiau, ten naudojam muilą kažkokį tai tinkamą jom prižiūrėti ir valio, ten nieko labai daug žinoti turbūt nereikia, bet su mediniam grindim yra sudėtingiau. Jų yra keli padengimo paviršiai, tai yra lakai arba alyvas. Jeigu tai yra lakuotas paviršius, tai jo priežiūra yra nesudėtinga, bet ją reikia daryti. Tai reiškia, reikia specialių muilų plauti grindis ir karts nuo karto, jeigu yra poreikis tam tikrom priemonėm padaryti papildomą padengimą.
tai irgi lako pagrindo priemonė būtų. Jeigu tai yra alyvuotas grindys, ten jau reikia skirti daugiau dėmesio, jos duoda autentišką jausmą, bet taip pat ir reikia jas intensyviau prižiūrėti. Tai reiškia, kad po sudėjimo tokias grindis reikėtų papildomai išalyvuoti ir tai kartoti kas kažkiek tai laiko. Jeigu tai, tarkim, yra miegamasis, tai turbūt tą galima būtų daryti kartą į metus, kartą į 2 metus. Jeigu tai yra svetainė ir jeigu dar sugalvojate virtuvės zoną, tai greičiausiai tą reikėtų daryti kartą į pusę metų, kad alyvuotas grindys kuo mažiau jum keltų, kaip sakant, nemalonios emocijos, kai jas pradeda tepliotis. Jeigu mes darom priežiūrą atitinkamą, mes galim to išvengti. Patys pagrindai montuojant grindis turi būti sausi, lygus ir tvirti. Jie turi atitikti tam tikrus grindų gamintojų keliamus, sakykime, rekomendacijas, aš labiau sakau reikalavimus. Kiekvienas gamintojas po savo gaminio turi instrukciją, joje parašo, kokio pagrindo reikėtų tam tikrom grindim, kad jos namuose atliktų savo funkciją ir būtų pakankamai komfortiškos ir maksimaliai. Tai atlikti išsamų pagrindo vertinimą, tai čia greičiausiai jau yra rangovo visą laiką klausimas, jisai tą padaro, jis pamatuoja lygumus, įvertina drėgmę ir nusprendžia, ar jau tuo metu galima montuoti grindis ar ne, ar reikia dar laukti ir džiovinti. Taip pat dabar jau kokių 90% objektų yra su šildomomis grindimis ir tai nėra naujiena. Visos grindys, kuriomis mes prekiaujam, tinka šildomom grindim, jas galima naudoti, bet reikia tinkamai naudoti. Jeigu mes galvosim dėti medinės grindis, tai rekomendacija yra vienintelė - klijuoti prie pagrindo. Priklijuotos grindis, medinės grindis išlaiko didžiausią stabilumą, yra mažiausiai veikiamos vadinkim, drėgmės pokyčio. Kai mes šildom grindis, automatiškai iš jų išeina drėgmė ir jos nori kažkur tai eiti judėti. Kad to išvengti, mes rekomenduojam to klijuoti ir kaip ir dažniausiai išsisprendžia šitie klausimai. Jeigu tai būtų sintetinės dangos arba vinilinės grindis arba laminuotos grindis, tai su jom yra panašiai, bet dažniausiai jos yra montuojamos plaukiojančiu būdu. Tai yra slangusis būdas, netvirtinimas prie pagrindo, reikalingi slengstukų įvedimai tarp skirtingų patalpų, be ko neapsieis jau šitoje vietoje, kad jos tinkamai atliktų savo darbus. Iš praktikos esam nemažai matę objektų, kur yra perkaitintos grindys, neįvertinta, net nekreipta dėmesio į dangą, kokią temperatūrą jas gali atlaikyti. Tada kyla tam tikrų niuansų ir problemėlių. Nauja statyba kaip ir tvarkingai yra su pagrindais, kartais reikia papildomai lieti išlyginamosius, jeigu mes tam tikro tipo grindis norim dėti. Jeigu planuojam medinės montuoti, tai dažniausiai užtenka jau klijuoti prie tokio pagrindo, kokio yra, bet vėlgi reikia atsižvelgti į gamintojo nurodymus. Taip pat ir su senais pagrindais dirbę esame ir idėja grindų, ten jau yra šiek tiek blogiau. Jeigu tai yra statyba, tai paimkim kokių 80-90 metų, kur dažniausiai būna medinė perdanga ir norime padėti grindis, tai tą, kad kokybiškai padaryti viską reikia lupti lauk. Visa sena medinė perdanga yra lupama lauk. Jeigu konstrukcija leidžia, yra pilami betono mišiniai, smėlbetoniai, lyginamas pagrindas, taip pat dar yra dedamos papildomos izoliacinės medžiagos, kad kuo daugiau komforto sukurti ir po to dedamos tokios grindys. Arba medinės, arba vinilinės jau pagal pasirinkimą. Jeigu neleidžia namo konstrukciją lieti ir apsunkinti apkrovos, šiuo atveju daroma vėlgi tas pats, viskas lupama lauk, dedamos gegnės gulekšniai, iš naujo formuojamas paviršius ant viršaus, po juo ir vėlgi akustinės kažkokios tai medžiagos gali būti naudojamas, kad kuo daugiau triukšmo sugertų.
Grindų įrengimo būdai, šiek tiek aš jau juos esu palietęs, tai yra slankusis būdas ir klijavimas prie pagrindo. Tai slankusis būdas yra praktiškas tuo, kad tai yra greitas grindų surinkimas. Realiai vos ne meistrai, kokių 50 kvadratų objektą galėtų sudėti per vieną dieną ir prašau, baldas atvažiavęs, gali toliau vežti savo sofas. Tai yra taip pat ir, sakykime, pasidaryk pats momentas vienas, jeigu tai yra lentos formatas, tai mes jį tikrai drąsiai galim susidėti patys, jeigu rankos auga iš tinkamos vietos. Reikalingi kelias priemonės, pjūklas, liniuotė ir prašau važiuojam. Nereikalauja daugybės papildomų medžiagų, kažkiek tiesos yra, rakinamas būdas reikalauja tik tais pakloto ir siūlyčiau dėti kokybiškai ir šitoje vietoje nepataupyti, vėlgi tai lemia komfortą, stabilumą grindų ir patį jausmą, kai mes vaikštom. Galima išvengti to vadinamo tokio su gerom medžiagom lingavimo. Galima įrengti ant senų pagrindų, ant senų grindų, tik tais reikia turėti omenyje, kad tai ne visada būna tinkami pagrindai ir po to išlenda šiokie tokie niuansai dėl didesnių girgždėjimų ir pačių grindų pasivaikščiojimų. Šitas būdas turi kelis minusus, tai vienas iš jų yra kompensaciniai tarpai tarp skirtingų patalpų. Tai reiškia, kad jeigu mes grindis dedam visose namuose, tai kiekvienas kambarys turėtų būti atskirtas su kompensacinė siūle ir turėsim tokį perėjimą, kokių 1 iki 1,5 milimetro. Jas taip pat sudėtinga atnaujinti, jeigu šnekėsim grinai apie meninės grindys ir mes jas sudėsim plaukiančių būdų ir norėsim ateity šlifuoti, tai yra atnaujinti patį padengimą, nuimti medienos paviršinį sluoksnį, tai kokybiškai tai padaryti yra labai sunku, nes mašinos bet kokiu atveju, su kuriuom yra dirbamas paviršius, yra vibracinės, jos sukelia vibraciją, plaukiančio būdų sudėtos grindys atkartoja ją ir netolygiai tą gali padaryti. Klijavimas prie pagrindo mums suteikia didžiausią komfortą namuose, tai yra stabiliausias grindis. Tokiu būdu montuojant grindis kompensaciniai tarpai praktiškai nereikalingi. Aišku, reikia kiekvieno gaminio žiūrėti atskirai, instrukcijas, gamintojo rekomendacijas, bet kokių 80% dangų to nereikalauja. Mažesnis jautrumas oro sąlygomis, taip, teisingai yra šios tiesos, bet esmė yra tame, kad dabar namuose pas mus dažniausiai jau būna vėdinimo sistemos, rekuperacijos, tai jos šiek tiek padeda tai kontroliuoti. Jeigu pas mus grindų rekomendavimas aplinkos grindims yra apie 40-60 laipsnių drėgmė kaip pačiam ir žmogui, tai grindis puikiai dirba tuo atveju. Jeigu drėgmė šiek tiek daugiau kyla, tada grindis pradeda labiau plėstis ir sudaryti šiokius tokius niuansus, tai priklijavimas padeda to išvengti, nes pagrindas laiko dangą ir danga niekur kaip ir nebėga. Nebent tai būtų jau katastrofinis atvejis koks nors. Galimas tinkamas atnaujinimas grindų, vėlgi čia šnekėsim tik apie medinės, sintetinių grindų atnaujinti neįmanoma. Tai kaip priklijuota, šlifuojam, vėl lakuojam arba padengiam alyvą ir toliau gyvenam. Jo minusai yra sudėtingas ir daugiau kaštų reikalaujantis įrengimas. Pačios medžiagos klijavimui yra kokių brangesnis 50% negu plaukiančiam būdui. Čia jau reikėtų tik tai profesionalus tokias grindis sudėti, kad neprisidaryti nereikalingų kliurkų ir užtrunka daugiau laiko tai padaryti. Ačiū Jums labai už dėmesį. Tikiuosi klausimų kokių nors turit man.
Laminuotų grindų atnaujinti negalima, jas nebent galima kosmetiškai aptvarkyti vaško ir lituoklio pagalba. Tai yra tam tikros priemonės, kažkokius tai pažeidimus galima užtaisyti, bet tokio kaip atnaujinimo neįmanoma. Nes laminuotos grindys pačios iš savęs turi atmušantį paviršių, jo mes niekaip nenušlifuosim, o jį nušlifavus ten nieko nebeliks. Ir ant jo padengti kažką tai vėlgi neįmanoma, nes tas pats paviršius atmuša viską, ką paduodam grindim. Vinilinių negalima atnaujinti. Su viniliniam grindim yra šiek tiek sudėtingiau, nes jų yra rinkoje daugiau produktų rūšių, taip pavadinkim. Vinilinės būna klyjuojamos arba vinilinės būna rakinamos. Jeigu tai yra klyjuojamos vinilinės, sakykime, atnaujinti jų negalima, bet galima išsilūpti lentutę vos ne iš bet kurios vietos ir naujai klyjuoti. Tas yra labai gerai. Dažnai labai naudoja klyjuojama būtent vinilą komercinėse patalpose. Buityje mažiau, nes jos sukuria mažiau komforto vaikštant. Klauskit, bet kokią klausimą. Grindų temperatūrą turite omeny, kiek galima pakelti? Dažniausiai normatyvas yra 27 laipsniai, bet tai nėra viniliniam grindim, tai yra iš esmės paskaičiuota vos ne visom grindim, kurias dedam ant šildomų grindų. Dėl to labai pergyventi nereikėtų, nebent senesnė namo statyba. Ten daugiau šilumos reikia, tai taip tos grindys gali daugiau šilti. Dabartiniu atveju, kai A+, A++ klasės eina, tai tos grindys netgi iki tiek neišyla. Pas mane yra lygiai tas pats šildomas grindys, nėra to poreikio netgi šilumai. Kai kurie klientai netgi skundžiasi kartais, kad šildomas grindys, bet mes jų šiltų nejaučiam. Tai dažniausiai kokie būna 25-26 laipsniai temperatūros įkaitimas. Kai nebent laukia jau būna kokie -25, o tada jos jau pradeda šilti, daugiau energijos vartoja, labiau šildo. Kas dar liečia šildomas grindys, nepadaryti reikia vienos klaidos ir jinai gan brangiai po to atsieina. Jeigu mes norim kontroliuoti šilumą skirtingose patalpose su termostatais, tai atsižvelgti tai, kad tai reikėtų daryti minimaliai, nedaryti labai didelių perviršių šilumos tarp skirtingų patalpų. Nes jeigu mes vieną patalpą šildysim, ten tarkim 22-23 laipsniais, o sugalvojam kambarį kokį nors šildyti 18 laipsnių, mes turim apie 5 laipsnių skirtumą. Automatiškai tas skirtumas pereina grindim. Ta prasme, vienoj vietoje jų nešildom, kitoj vietoje šildom, gaunam įtempiamas jėgas ir gaunam šiokius tokius nemalonius, tai pavadinkim, pagirgždėjimus čia turbūt mažiausiai, kas lemia tokius dalykus. Jeigu viskas yra gerai išbetonuota. Aha. Taip. Kam reikalinga? Kompensacinė siūlė reikalinga, kad kiekviena patalpa judėtų atskirai, nes dažniausiai kiekviena patalpa turi savo klimatą arba dar kiekviena patalpa mėgsta vienu kitu laipsniu šildyti arba šaldyti. Ir kad toje vietoje, kur yra dažniausiai 90 cm sujungimas, nebūtų per daug įtempiamų jėgų, yra būtent įvedama ta kompensacija, kad jas nuimti, kad jums viena patalpa galėtų judėti, kita patalpa galėtų judėti ir viena su kita minimaliai žaistų tada jau. Jeigu mes jo neįvedam, tai yra rizika, kad kažkokie, kaip sakiau, minimaliai pasireiškia girgždėjimai, būna tokių ir baisesnių atvejų.
Kodėl miegamuosiuose rekomenduoja radiatorius, o kitose patalpose grindinį šildymą? Aš nebent išmastyčiau šitoje vienoje vietoje, kad miegamajam yra didelė lova, jinai užima didelį grindų plotą ir toje vietoje efektyviai nepraeina šiluma į aplinką. Jinai pradeda šildyti jums pačią lovą. Galima kontūrus iš anksto pasidaryti, taip žinoma, bet labai stipriai iš anksto reikėtų numatyti, kur ta lova bus. Bet šiaip rekomenduoja, nebent dar neįsivaizduoju, bet aš tai įsivaizduočiau tik čia vienintelė šita, kad užstatomas didelis grindų plotas yra baldais ir pati šiluma toje vietoje tinkamai nepraeina į aplinką. Jeigu, pavyzdžiui, kambarys, tarkim, miegamasis 20 kvadratų, mes pastatysim ant 2, 4, 5 kvadratų lovą, tai jau sugers daug šilumos. Nu, klauskit. Dažniausiai pakloto kokybė priklauso nuo jo tankio, tai pavadinkim, ir medžiagos, kur yra naudojama. Mes dažniausiai rekomenduojam, jeigu tai yra vėlgi šildomas grindys, nešildomas, tai sakyčiau vėlgi tą patį variantą naudoti, apie 2 mm, jeigu labai norėtumėte, tai yra apie 3 mm, didelio tankio, mineralai su aliejais, tam tikra medžiaga sumaišyta, kuri duoda gerą stabilumą ir tvirtą. Tai nėra kažkokia tai kosminė kaina, ten 5 eurai, 7 ribose dažniausiai tie dalykai kainuoja geros kokybės. Kaip sakot? Kieno pristatymas? Kaip? Dangų laikas? Dažniausiai 4-8 savaitės tose ribose. Paklaus, dar norit, nenorit? Yra žingeidžių dar. Taip, jeigu klausimų man neturit, ačiū už dėmesį, galit kreiptis.